Sveiki visi, šiandien eksplorinam nedidelį apleistą pastatą, kuris stoja prie nebaigto statyti 9-aukščio. Tikriausiai šį pastatą matėte kitose mano video. Esu jame buvęs, bet niekada pilnai jo viso neišvaikščiau. Tad manau pats laikas tai padaryti. Kągi, keliaujam į vidų. Taigi, eisim tiesiai per pagrindinės duris, pats pastatas turi daug visokiausių įėjimų, tad problemos patekti į jį nėra jokios. Na va, esame pastato viduje ir eksplorint pradėsim nuo pačių viršutinių aukštų ir leisime žemyn iki pat apačios. Pamaniau, jog taip tiesiog bus įdomiau. Taigi, esame pastato pačiam viršutiniam aukšte, na ir ką, pradėsime eiti į visokiausius kambarius. Taigi, šis kambarys, kaip matote, yra tuščias, iš tikrųjų maždaug visi kambariai taip atrodo viršutiniuose aukštuose, tačiau visokių įdomybių yra apačioje. Dabar keliaujam šiuo koridoriu, užsukam į šį kambarį, pasižiūrėsim, kas čia gero, na čia irgi nedaug daiktų, taigi keliaujam toliau. Na ir kaip mato, toliau irgi gan tuščia, einam atgal ir po biškį leisimės į apačią. Čia kambarys išdaužytom sienom, mano nuomonė vienas iš tokių įdomesnių. Gerai, dabar leisimės vienu aukštu žemiau, kitos pusės laiptinę, kaip matot. Gerai, čia peršokam ir jau esam pirmam aukšte. Štai dar vienas įėjimas į pastatą. Keliaujam toliau dabar, na ir kuo žemiau, kaip sakiau, tuo įdomiau, nes yra daugiau daiktų. Štai čia stovi kažkokios spintos, iš tikrųjų tiksliai net nežinau, kam buvo naudojamas šis pastatas. Dabar einam, čia pasižiūrėsim, kas gero. Šitam pastate visur pilna visokiausių mažų kambarėlių, kai kurie jų tušti, o kai kuriuose stovi kažkokie vamzdžiai. Tuoj parodysiu, apie ką kalbu. Štai čia tušti kambarėliai, sienos ne kažką, čia kažkada buvęs tualetas. Ok, varom toliau, čia nieko gero. Štai čia ant durų kabo lentelė techninės dirbtuvės. Įdomu, kam buvo naudojamas šis pastatas. Na, o štai čia dar vienas tuščias kambarys ir šitam šone dar vienas mažas kambarėlis. Na, o viduj tiesiog vamzdis. Štai apie tokius kambarėlius kalbėjau. Dabar keliaujam toliau ir vėl esam ten pat, iš kur atėjom, ir dabar keliausim į įdomiausią vietą, tai Rūsį. Gerai, leidžiame žemyn ir galbūt jau pastebėjot, kad turiu naują prožektorių, dabar viskas puikiai apsišviečia. Na va, galim sakyti, esam Rūsy, čia kažkoks kambarėlis atrodo, kad buvo benamiai. Kągi, keliaujam toliau, čia matot pagrindinį koridorių nedidelį. Na, čia paprastas Rūsio kambarys toksai, šitoj pusėje taip viskas gan apgriuvę, galiu pasakyti. Į tą vietą prieisim per kitą pusę, to net nesitikėdami, dabar einam toliau iškart ieškodami kažko tai įdomesnio. Šio rūsio išplanavimas, kaip pastebėjau, labai panašus į viso namo aukšto išplanavimą. Žiauriai panašus. Pagaliau einam prie kažko įdomesnio, ten kažkoks kambarėlis pilnas daiktų. Visus lentynos nukrautos kažkokiais bokeliais ir buteliais, įdomu, kam jie buvo naudojami. Ir aišku, čia viskas žiauriai suversta. Keliaujam toliau. Vau, dėjom, čia kažkoks kablys, ok, einam į kairę. Iš tikrųjų, čia viskas labai netvarkinga palyginus su kitais aukštais, bet manau, kad tų ir yra įdomu, nes kai viskas tuščia, tai gan nuobodu, galiu pasakyti, bent jau man. Na dabar pažiūrėsim, kas yra čia, tik reikia atsargiai viską perlipti. Iš tikrųjų, čia žiauriai įdomi vieta, manau, viena įdomiausių šiam pastate. Kaip matot, čia stovi kažkoks betoninis bunkeris. Vau, net neįsivaizduoju, kam tokį galėjo naudoti. Na ką, dabar keliaujam toliau ir pažiūrėsim dar ko čia gero yra. Ir neužilgo eisim iš šio pastato, nes jau kaip ir viską išnaršim, kadangi jis nėra didelis. Dabar užsuksiu į šį kambarėlį, čia irgi primėtyta visokių daiktų, stovi kažkokios metalinės talpos. Ok, einam toliau. Na ir kaip matot, tai yra paskutiniai Rūsio kambariai. Ir čia visur tikras šiukšlynas, dabar užsuksiu į šiuos paskutinius kambarėlius pasidaryti kažką gero. Galbūt čia dar kažko tai įdomaus rasim, čia stovi kažkokios lentynos. Ir vėl spėjau, kad bus juose visokių butelių ir dabar jums parodysiu vėl keistą šio pastato vietą. Štai kažkoksai kaip kampas, kuriame eina tik vamzdžiai. Vau, čia buteliukai, na, o čia užrašyta obuolių sultys. Čia matot, žodžiu, visokių daiktų yra, va štai čia šakais. Žodžiu, visko pilna. Na ką, dabar kilsim į viršų, kambarys, kuriame jau buvom, o kai lipam viršun. Na dabar kaip ir baigiam, aš manau, eksplorint, beliuka tik išeiti iš pastato. Tikiuosi buvo įdomu, iš tikrųjų aš pats nesitikėjau rasti tokių keistų vietų, labiausiai nustebino tas betoninis bunkeris Rūsy. Žodžiu, namas mažas, bet man patiko. Taigi, jeigu ir jums patiko, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir lygiai kito susitikimo.